Sveiki, mano vardas Rūta, esu jogos praktikė. Meditacija į mano gyvenimą atėjo per jogos praktikas, o joga kaip kelias į dar gilesnį savęs pažinimą. Meditacija ir joga gyvenime pradėjau užsiimti jau kaip savo saviraiškai ir tai praktikuodavau pas įvairiausius mokytojus ir Lietuvoje, ir svetur. Ir šiandien mes kartu patyrinėsime savo protą, kurį irgi teko man tyrinėti šiais metais mokytojo Rimanto Genio vedamoje meditacijos praktikose kurse. Ir šis kursas tikrai man labai patiko. Ir jis įkvėpė dar labiau gilintis į meditaciją ir pasidalinti tuo, ką patiriu dabar ir atrandu. Tuomet galėsime šiandien kartu patyrinėti tą protą ir paieškoti, kas ta vidinė tyla, apie kurią šiandien ir kalbėsime. Ir šiandien šiais laikais mes išmokome puikiai, kaip reikia tiesiog rūpinti savo kūnu, prižiūrėti savo aplinką, puoselėti savo grožį. Ir dėl to dar labiau pradėjome veikti gyvenime tik į išorę. Ir tuomet mes pradėjome gyventi dar daugiau materialų gyvenimą. O viduje mes kartais jaučiame, jog mums kažko trūksta, kažkokią tuštumą, kurios jau nebepavyksta užpildyti tik materialia gerove. Tada mes keliaujame po pasaulį, keliaujame po pasaulį, ieškom kažkokių dar įdomybių. Ir kartais nesuprantam, kad patys didžiausi stebuklai yra pas mus viduje. Ir Svami Rama. Žmogus yra dviejų pasaulių gyventojas – vidinio ir išorinio. Visą gyvenimą esame mokomi pažinti išorinį pasaulį. Meditacija moko pažinti tai, kas vyksta mumyse. Svami Šivananda. Meditacija tai raktas atveriantis daugelį gyvenimo paslapčių. Ir kai protas tampa ramesnis, tada pradedame pastebėti tai, kas anksčiau buvo paslėpta po mūsų minčių triukšmu. Ir tuomet mes galime atrakinti tuo raktu savo vidinį pasaulį ir jį pamatyti. Ir mūsų ramybei ir geroviai meditacija yra aktuali ypatingai šiais laikais, kadangi dabar yra labai daug technologinės įtakos pasaulyje ir mes turime gyventi prie dar daugiau dirbtinių sistemų, kurios išbalansuoja mūsų vidines sistemas. Ir šios sistemos tiesiog sutrikdo mūsų ramybę. Ir tam, kad mes galėtume gyventi pilnavertišką gyvenimą, mes turime daugybę būdų ir vienas iš jų yra meditacija. Kiekvienas mes anksčiau ar vėliau prieisime prie meditacijos, kuri mums padės tiesiog turėti geresnę psichinę sveikatą, šiltesnius santykius šeimoje
gilesnį bendravimą aplinkoje ir tuo pačiu mūsų patys visi darbo rezultatai bus dar aukštesni ir kokybiškesni. Ir meditacija padeda nuraminti ir įvaldyti mūsų protą. Ir kiekviena neigiama emocija mūsų viduje sukuria neigiamą konfliktą tam tikrą, kuris įtempinėja mūsų kūną ir kuomet mūsų kūnas įsitempinėja, tai sutrikdo mūsų vidinį ritmą. Ir tuomet mes atrodome įsitempę, susikaustę ir kaip tokiam kovos režime nuolatos. Ir tai tikrai matosi net išorėje. Ir dėl to ši įtampa ir šios neigiamos emocijos, nusėdusios mūsų kūne, tuo pačiu nutekinėja mūsų energiją. Ir taip mus tuo pačiu sekina. Ir kiekviena neigiama emocija, kuri nusėda tame kūne, gali sukelti taip pat įvairias ligas ir negalavimus. Ir mes kiekvienas galime pastebėti, kaip kuo mes esame neramesni, tuo daugiau atsiranda kažkokių neigiamų minčių, problemos vis kažkokios kuriasi. Ir taip pat mes galime pažiūrėti į ramius žmonės, ir pajausti, kad ramus žmogus, kad jam viskas gerai, kad atrodo, kad jis yra vidinėje pusiausvyroje. Ir dabar mes pakalbėsime apie kvėpavimą ir kuo jis yra svarbus meditacijoje. Patanžalio jogos sutros. Čitas sąmonės virpesių ramybė pasiekiama reguliuojant sąmonės praną arba gyvybinį kvėpavimą. Sąmonės virpesių ramybė suprantama kaip proto ramybė, o čia norima pasakyti tai, kad mūsų kvėpavimas tiesiogiai susijęs su mūsų proto veikla, protų darbu. Ir čia yra labai įdomu, kaip mes kvėpuojame, taip mes ir veikiame gyvenime. O protas yra toks įrankis, kuris padeda mums tiesiog pažinti aplinką per vertinimą, per analizės įvairias ir panašiai. Tai irgi yra labai svarbu. Ir kad pažinti save, mums reikia susiderinti dar geriau su mūsų kvėpavimu. Stebėti mūsų kvėpavimą. Todėl yra ir įvairios praktikos, meditacijos. Ir dar galima pastebėti, kad kai mes, pavyzdžiui, esame įsitempę arba pajaučiame stresą, tai net ir įvairiausi psichologai sako, kad ramiai kvėpuok, giliai kvėpuok. Ir tai yra tai, kas mums padeda. O kas šiaip mums sukelia tą stresą, įtampą kasdienybėje? Yra įvairūs dalykai, taip, kurie tiesiog įvairūs klaidingi įsitikinimai, mūsų kūno ir proto įtampą dažniausiai sukeliantys dalykai yra negatyvios mintys, nerimas, godumas ir visos šios neigiamos savybės, jos sukelia mums tas emocijas ir perkelia mus į tokią būseną,
kuri yra tiesiog neigiama būsena, negatyvi, pavadinkim, būsena. Ir mums labai svarbu su tuo dirbti, kadangi viskas, kas supa mus aplinkui, mums daro tiesioginę įtaką. Ir meditacija padeda tiesiog nuraminti protą ir padeda išeidinėti tiems dalykams ir gerinti savo būseną, gerinti savo proto ramybę. Taip pat norėčiau pakalbėti apie meditacijos praktikas ir kas mums padeda medituojant. Yra įdomus labai dalykas, kad, pavyzdžiui, atsikėlus ryte, jeigu mes ruošiamės medituoti ryte ir mes pradedame savo ryto minutes nuo kažkokių žinučių, tikrindami telefoną arba atrašydami laiškus, naršydami socialiniuose tinkluose, tai yra mums labai nenaudinga. Nes tuo metu mes tiesiog savo dėmesį nukreipiame į tuos dalykus ir padaliname tiems žmonėms, toms temoms. Prieš meditaciją to daryti nereikėtų. Ir jeigu mes jau atsisėdame, mums būtų tuo metu dar sunkiau tiesiog nuraminti protą ir medituoti. Tai vienas iš svarbių dalykų. Tada, jeigu mes medituojame iš ryto, labai gerai yra nusiprausti veidą šaltu vandeniu, kadangi mes meditacijoje siekiame būti budrus ir nenugrimsti į miego būseną. Tuomet mums labai gerai padeda, mus tiesiog išjudina, pažadina. Šaltas vanduo bei grynas oras. Jeigu mes medituodami galime medituoti lauke, tai yra labai privalumas, nes mūsų kvėpavimo takams labai gerai yra grynas oras, bet jeigu mes medituojame viduje, todėl mums reikėtų įsivedinti tiesiog patalpą. Ir labai svarbu yra tiems, kurie pradeda. Geras patarimas, jeigu mes jau iš anksto nusimatome, kada mes medituosime. Pavyzdžiui, jeigu mes susidarome kažkokį grafiką, ar turime ritualą kažkokį, kada mes pradedame medituoti, tai yra labai gerai. Nes kitu atveju mes tiesiog viduje vedame diskusiją. Ar mes medituosime, o gal mes vis tik paskirsime tą laiką kažkokiem smagesniem dalykam. Ir tai tiesiog padeda dar pasiekti geresnių rezultatų. Tas toks įprotis ir plano susidarimas. Netgi yra vienas puikus būdas tiesiog pasikabinti tokį kaip tvarkaraštį. Tiesiog meditacijos tvarkaraštis. Ir jisai tikrai padėtų nepamiršti apie praktikas. Tai va, toliau dar yra vienas iš būdų, kas gerina tą santykį su praktika, kai mes turime tam tikrą vietą. Jeigu mes esame taip pat pasiruošę kažkokią kamputį, tiesiog pagalvėlės, kilimėlės, ir tai tikrai mums primena, netgi atėjus į tą vietą, mes galime jau greičiau nurimti. Nes tai atsiranda toks kaip įprotis, būsena toj vietoj, kur mes ją atliekame. Ir jeigu gyvenime mes negerai jaučiame savo kūną, jeigu mums yra sudėtinga pajausti save, tai medituoti gali būti dar sunkiau. Dėl to, kad praktikoje mums reikia sėdėti tiesia nugarą, sukryžiavus kojas, taip, ir jau po 10-20 minučių mums gali būti sudėtinga. Mums gali kilti kažkokie nemalonūs pojūčiai
kojose ar nugaroje. Ir todėl mums būtų daug lengviau, jeigu mes galėtume pradėti nuo vedamų meditacijų kažkokių arba daryti pranajamą, kvėpavimo pratimus. Ir dar geresnis būdas praktikuoti jogos asanas. Nes tai yra tai, kas paruošia kūną meditacijai. Joga, jos tokia užduotis stiprinti mūsų kūną ir kartu atsipalaiduoti, kai mes sėdime meditacijos pozoje. Tai va, šie dalykai. Jeigu jūs manęs paklaustumėte, kas pakeitė mano gyvenimą, tai buvo keletas dalykų, kurie tikrai atėję į mano gyvenimą padarė didelį pokytį. Ir tai tikrai prasidėjo ne nuo kažkokių didelių dvasinių praktikų, meditacijų ar jogos. Tai buvo pokytis, vienas iš pagrindinių gal pokyčių, kuris atėjo į mano gyvenimą, buvo, kai aš nustojau vartoti alkoholį. Ir tai buvo tai, kas ne tik keitė mano kažkokius įpročius, bet keitė aplinką ir keitė santykį. Keitėsi realiai visas mano gyvenimas, keitėsi mano laisvo laiko leidimas, aplinka ir taip pat tapo svarbu visai kiti dalykai. Todėl labai įdomu. Ir čia buvo ta vieta, kai, kaip sakoma, kad tuščia vieta ilgai gera, tuščia vieta laisvai nestovi, ne? Kažkas užima tą vietą. Tai čia buvo ta vieta, kai mano gyvenimą atėjo vietoj alkoholio, labai greitai atėjo tam tikri žmonės, kurie ir parodė jogą, atvedė į šitą kelią ir prasiplėtė mano žmonių ratas, atnešdamas tuo pačiu kitus dalykus, kurių aš gal anksčiau nepastebėdavau. Proto aiškumas, atsirado kažkoks didesnis proto aiškumas, keitėsi energija, atsirado daug daugiau jėgų, sveikata geresnė tapo ir tai buvo toks esminis žingsnis, kuris padėjo keistis. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes norėtume pasikeisti, tai yra, mes visi kartais jaučiame kažkokį tokį vidinį jausmą, kad norime eiti į vieną ar į kitą pusę, keistis, tobulėti. Yra toks paprastas labai būdas, ką mes galime savo pabandyti pritaikyti. Jeigu mes galėtume pasirinkti 14 arba 30 dienų, kai mes atsisakome kažkokio savo ar įpročio, ar norų tenkinimo galbūt, mes tiesiog pasirinkame šias dienas ir stebime, kas su mumis vyksta. Taip pat dar yra vienas dalykas, jeigu mes sakome, kad šį vakarą norėčiau išgerti alkoholio, ne? Ir tai reiškia apsisvaiginti, mums būtų gerai pastebėti, kas slypi už tų tikrieji, kas yra norai, taip, mūsų. Nes galbūt mums visai ne to reikia, gal mes tiesiog norėtume vakare atsipalaiduoti, labai paprasta, taip. Atsipalaidavimo būdų yra šiais laikais labai daug ir galbūt mes tiesiog norim
pailsėti, save apsidovanoti kažkaip, o gal tiesiog praleisti gerai laiką su draugais. Taip, tai kai mes pradedame save tyrinėti taip ir klausti šių klausimų, mes galime dar labiau pažinti save. Ir kuo mes būsime blaivesni gyvenime, sąmoningesni, ir tuo bus tik visiems aplinkui mus geriau. Ir įskaitant mus pačius. Tai yra, man tai yra labai svarbu ir mane be galo motyvuoja. Net taip. Taip pat taip. Ir dar noriu paskaityti jums citatą tokią, kuri labai mane stipriai palietė. Svami Rama. Jeigu galėčiau rinktis 1 metus malonumų arba 1 akimirką absoliučios tylos, pasirinkčiau tą 1 tylos akimirką. Man labai gera šita citata ir kalbant apie meditaciją, galima suprasti dar tai, kad meditacija nėra tik 20 minučių sėdėjimas užmerktomis akimis, ane? Meditacija persikelia į visą mūsų gyvenimą, po truputėlį persikelia į mūsų gyvenimą, per mūsų pasirinkimus. Ir per tai, kaip mes veikiame kasdien, ne? Kokia mūsų kasdienybė. Ir didžiausia meditacijos dovana, man atrodo, ne tai, kad mes tampame ramesni. Man atrodo, didesnė dovana yra tai, kad mes tampame sąmoningesni. Ir kai mes tampame sąmoningesni, viskas, kaip mes, ką mes galvojame, net nesikeičia, ne tai, kad keičiasi mūsų mintis, o keičiasi mūsų jautrumas. Ir čia yra labai svarbu, kuo mes esame jautresni, tuo mes galime labiau išgirsti save. Ir mes tada nebenorime imti dar daugiau, negu kad mums reikia. Ir jeigu mes nebenorime dėl savo malonumo išnaudoti kitą gyvą būtybę, tai jau yra labai didelis dalykas. Ir jogoje tikrai yra labai svarbu pereiti vegetarinę mitybą, nes pirmiausia, šis pasirinkimas keičia mūsų santykį su visu pasauliu. Ir tai yra labai įdomu, nes mes kartu priartėjame ir prie altruizmo, apie kurį mes dar pakalbėsime šiek tiek vėliau. Ir mes tiesiog vis giliau ir giliau galime jautriau save matyti. Ir tuo pačiu jautriau matyti kitą esantį šalia. Nuo gyvos būtybės, tiesiog visų aplinkinių. Svamis Rama. Meditacija yra procesas pailsinantis protą. Ir dar norėčiau pakalbėti apie save, kaip vegetarinė mityba man pakeitė mano gyvenimą. Prie vegetarinės mitybos aš priėjau prieš kažkur 14 metų ir tai buvo ne vien, kad aš atsisakiau tų įpročių, o tai tiesiog padėjo kitų geroviai. Aš manau, kad tai atnešė labai didelę naudą ne tik man, bet ir mano aplinkiniams. Aš
manau, kad tai prisideda, kuomet mes galime tapti geranoriškesni kitiems, labiau atjaučiantis ir nuo to taip pat keičiasi mūsų aplinka visa ir mūsų gyvenimas. Ir dar labai įdomus dalykas, kurį aš per tą laiką pastebėjau, kad šis mano pasirinkimas pereiti į vegetarinę mitybą, jisai susikūrė, tas veiksmas, jisai susikūrė iš to, iš ko paskui, kas susijungia su mano vidiniu suvokimu. Ane, tas veiksmas ir iš veiksmo gimė mano tas vidinis suvokimas ir kadangi tai nutiko, man nereikėjo savęs kažkaip kontroliuoti per šitus metus ir šis įprotis tiesiog išliko natūraliai ir dėl to, kad tai sutapo vidus su išore. Ir tuomet mums net nereikia stengtis ir mes gyvename tokioj savo harmoningam tiesiog kelyje. Dar labai įdomu, kad mes galim pastebėti, kad iš to ateina tokia kaip pamoka ir į meditaciją mes galim persikelti, kai mes, pavyzdžiui, kad yra impulsas ir yra veiksmas, taip, ir mes tarp jo turime pasirinkimą. Yra impulsas, kuris mus kviečia staiga daryti, ir yra veiksmas, kai mes pasirenkame, taip. Ir, pavyzdžiui, meditacijoje mes irgi, ne meditacijoje, bet praktikuodami, galime savistaboje savo pasakyti, kad aš girdžiu savo norą, taip, aš girdžiu savo mintį ir aš girdžiu savo emociją. Bet man nebūtina pagal ją veikti. Tai labai įdomus dalykas, nes tada atsiranda tokia maža erdvė ir laisvė pasirinkti. Ir visiems yra palanku gyventi tą tokį ramų gyvenimą, be neigiamų emocijų didelių, be kažkokių įtampų. Ir mes net savęs neklausdami norime, kad mūsų psichinė sveikata būtų geresnė. Mes norime, kad mūsų protas veiktų maksimaliai, taip. Ir galima atkreipti dėmesį į protą, kuomet protas pradeda kurti kažkokius neigiamus ribojančius įsitikinimus. Taip. Ir tai yra labai svarbu, tai atrasti ir pagauti tą vietą. Kadangi jeigu mes, tarkim, sakome, kad aš negaliu kažko tai padaryti, arba man nepatinka tai ir tai. Ir čia yra ta vieta, kai mums yra labai palanku sustoti ir pastebėti, ar tai veda mus į priekį šis dalykas, ar mus palieka tam tikram sąmonės lygyje. Todėl labai svarbu sekti save ir ypač, jeigu mes, dar vienas dalykas, kai mes atsinešame kažkokias mintis, idėjas iš aplinkos. Viskas būtų gerai su tuo, bet jeigu tai yra nenaudinga, jeigu tai yra tiesiog mums nenaudinga, tai mus tiesiog pradeda varžyti gyvenime. Ir mes nebegalime net iš to galiausiai išeiti. Uždarome save į kažkokius narvelius ir tai mus įkalina. Ir labai svarbu suprasti tai, kad kai mes stebime save,
kad suprastume, ar čia yra mūsų mintys, ar ne mūsų mintys. Nes viskas, kas supa mus, daro mums tiesioginę įtaką. Viskas mus tiesiogiai įtakoja. Nors mes ir galime sakyti, kad mes čia medituojame, labai praktikuojame, ne? Ir mūsų kaip ir mes galime atsispirti, ne? Kad ir kokiai nors reklamai, kai mes einame prekybos centre ir skamba reklama. Ir kažką ten sako. Tai iš tikrųjų mums įsirašo visa informacija giliai ir kad ir mes galvojame, kad mūsų tai neveikia. Televizija, visi šie dalykai. Išorė, aplinkiniai daro mums tiesioginę įtaką. Ir tai svarbu sekti save ir padėti per meditaciją išeidinėti šiems norams, šiems dalykams, savo ar ne savo idėjoms, kurios tiesiog mūsų neveda į priekį. Jos, jeigu mums ypač yra nenaudingos, geriau, kad jų nebūtų. Ir dar yra toks, esu girdėjusi tokį įdomų eksperimentą apie tai, kaip apie vibracijas dabar pakalbėsiu. Kaip kiekvienas iš mūsų mes skleidžiame kažkokias vibracijas gyvenime ir žmonės turi tokią savybę gaudyti tas visas vibracijas. Ir yra toks eksperimentas, kai žmonės susėda ratu ir jie visi galvoja vieną tam tikrą mintį. Tuomet yra pasodinamas žmogus viduryje, centre, kuris nežino, ką galvoja tie kiti žmonės. Ir labai įdomu, kad per tam tikrą laiką yra galimybė, kad tas žmogus pradės galvoti tas mintis, ką galvoja šalia esantys žmonės. Jam gali pradėti eiti vaizdiniais ar idėjomis. Ir taip veikia visas šitas pasaulis. Tiesiog. Jeigu mes pastebime, tai galime atsigręžti irgi į save dar labiau. Ir meditacija yra ne tik proto nuraminimas, tai yra tiesiog įvaldymas, proto įvaldymas. Ir tada mes pradedame gyventi dar labiau savo gyvenimą. Tiesiog čia labai svarbu. Mūsų gerovė visų. Taip. Ir dabar po truputėlį prieisime prie meditacijos technikų. Svamis Šivananda. Meditacija yra kelias į vidinę ramybę. Šivanandos tradicijoje meditacija dažnai apibūdinama kaip gili vidinė būsena, proto sufokusavimas, kuri pasiekiama nepertraukiamu dėmesio sutelkimu į vieną objektą. Svamis Rama. Koncentracija yra proto nukreipimas į vieną tašką. Meditacija – plėtimasis. Čia yra labai įdomu, nes čia yra kalbama apie du labai skirtingus, bet labai vienas su kitu glaudžiai susijusius procesus. Tai yra koncentracija ir meditacija. Kad mes ją šiek tiek atskirtume, tai pasakysiu, kad koncentracija yra toks dėmesio surinkimas į vieną vietą ir kai mes nukreipiame tą dėmesį į tam tikrą pasirinktą objektą. Tai suprantama. Ir meditacijoje mes suvokiame tą objektą ir ne tik. Mes suvokiame dar ir erdvę visą aplink jį. Objektas ir erdvė aplink jį. Ir mūsų protas iš tikrųjų dažnai lyginamas kaip šuoliuojanti beždžionė nuo šakos ant šakos ir tai yra labai geras pavyzdys, kadangi taip veikia ir mūsų protas dažnai, jeigu mes pastebime, o ta vidinė
tyla tai nėra, kad mes nebeturime minčių. Tai yra toks gebėjimas, kai mes gebame suvaldyti tas mintis, kad jos neneštų mūsų į tai vieną, tai į kitą pusę. Kad ne mintys mus veda, taip, o tas kitas vidinis aš, taip. Ir kartais gal galima galvoti, kad medituojant mes norime pabėgti nuo savęs, nuo savo gyvenimo, bet iš tikrųjų tai padeda dar labiau pažinti save. Taip, ir dabar mes prieisime prie technikų, kurios, taip, šios technikos yra kelios, šiaip jų yra įvairių. Pavyzdžiui, viena būtų koncentracija į kvėpavimą. Taip, kai mes koncentruojamės į savo kvėpavimą, tuomet yra meditacija į garsą. Tai vadinama mantra arba džapa. Taip pat yra koncentracija į objektą. Taip, jogoje yra tokia technika trataka, kai mes koncentruojamės į žvakės liepsną. Taip pat dar yra meditacija į vaizdinį arba kažkokį kūno pojūtį ar kažkokią mintį. Ir kai mes medituojame, darome kvėpavimo pratimus, jogą, pas mus ateina suvokimas, kad mes esame ne tik tai kūnas, bet ir energija. Ir tuomet mes pradedame jausti save dar labiau ir jausti kitą. Tada gali ateiti suvokimas, kad mes galime kelti tą energiją. Taip. Ir didieji meistrai, kurie keldavo savo sąmoningumą, jie tai padarė būtent per meditaciją. Tai buvo tas įrankis, kuris padėjo jiem kelti savo sąmonės lygį. Ir dabar mes praktiškai pabandysime pereiti į meditaciją ir pajausti ramybės būseną. Geras klausimas, nes iš tikrųjų tai labai svarbu susitikti su tuo, eiti būtent konkrečiai asmeniškai pas tą, kuris jau tą daro, kuris jau praktikuoja kurį laiką ir tame randa rezultatus. Taip, manau. Ir žinoma, įgavus tų žinių labai svarbu praktikuoti ir svarbiausia iš tikrųjų buvo, ko nepasakiau, ko nepaminėjau dar, apie tai, jog mes tų technikų yra įvairių, bet svarbiausias dalykas yra, kuomet mes galim pasirinkti vieną techniką, bet jeigu mes praktikuojame reguliariai ir dedame pastangas, tai yra pats svarbiausias dalykas, kuris gali atnešti gerus rezultatus. Bent jau ramybė mūsų kasdienybėje. Ir jeigu mes galime pastebėti, kad jeigu, tarkim, mes praktikuojame pastoviai ir koks yra jausmas po praktikos, ir kai mes iškrentame iš to ir, tarkim, yra kažkoks tarpas, jau mums yra sunku sugrįžti, nusiraminti. Atrodo kartais, kad mes vėl iš naujo net pradedame praktikuoti. Tai labai svarbus dalykas yra reguliarumas. Po to, kai mes išmokstame meditacijos technikų, papraktikuojame su mokytojais. Ir dar, gal paminėsiu, jeigu galiu, kad be to
mūsų motyvacija yra labai svarbi čia. Nes jeigu labai lengva, kodėl mes ir nusimušam, ar čia prioritetų gal kartais klausimas gyvenime, kasdienybė, ne? Bet dažniausiai tai motyvacija yra ta, kuri mus veda į priekį. Ir jeigu mes išsikeliam kažkokį tikslą, mums yra daug lengviau. Galim pastebėti, ne? Mes turim kažkokį planą, kažką padaryti, mes tiesiog darome žingsnius. Ir jeigu mes neturim motyvacijos, mums daug sunkiau. Ypač jeigu mes gyvename kažkokį labai patogų, komfortišką gyvenimą. Ir jeigu mes tik malonumai pas mums į discipliną realiai labai yra sunku nuvykti. Mums nesutampa tiesiog disciplina. Tai vienas iš tokių dalykų, nes galima pastebėti, kad kai mes jaučiamės kažkaip sudėtingai, yra kažkokios gyvenimo problemos arba sveikatos problemos, tai yra daug lengviau tiesiog eiti ir praktikuoti ir tu darai, ką gali, jau nėra kito kelio atgal, ne? Tai ir dar apie altruizmą, kad tas altruizmas, jis čia vaidina labai didelį vaidmenį, nes jeigu mes tik praktikuojame dėl savęs, tai yra vienaip. Tai yra truputį iškreiptai viskas iš tikrųjų vyksta, tada rezultatas gali būti ne tas, kokia yra visa prasmė, jog mes praktikuodami galvotume ir apie aplinkinius. Nes tai padeda vystytis ne tik mums, bet ir visiems kitiems. Tai labai svarbus dalykas. Tai yra pats svarbiausias dalykas, tiesi nugarą, sukryžiuotos kojos. Tai tiesiog pradžia. Tai tiesiog man irgi labai sunku sėdėti. Dabar ne, bet ta prasme aš atsimenu, tai kartais iš tiesų yra labai sunku sėdėti. Kai mes esame žemose energijose, tai taip yra tokia realybė. Nes jeigu mes apie blynus galvojam, mums labai arti to tiesiog, kaip čia pasakius, kad tai yra labai svarbus dalykas, nes sukryžiuotos kojos, jos pradirbinėja mūsų blogas energijas. Viskas yra energija, ne, kaip mes kalbėjom. Ir tai daro mūsų, pavyzdžiui, kaip joga, ne, jinai stiprina kūną ir stiprindama kūną išeina mūsų vėlgi tos negatyvios savybės. Tai šita poza, jinai tiesiog keliai, sąnariai, gali daugybę vietų, nugarą kažkam. Visi turim savo vietas, kur turėjom praeiti. Aš irgi, pavyzdžiui, turėjau savo, kur, aš atsimenu save atgal, tai buvo tikrai skausmų, pavyzdžiui, kelyje. Dabar jau nėra kažkodėl. Tai kiek aš žinau, tai tiesiog yra svarbu labai sėdėti ir neatsirėmus į kažkokį atlošą. Tiesiog tai būtų geresni rezultatai. Tai bet palaipsniui viskas iš tikrųjų čia galima eiti mažai žingsneliais, bet kasdien. Ir tada, toks yra būdas. Taip, tikrai taip. Tikrai taip. Ir tai ilgini tą sėdėjimą ir jis tiesiog po kiek laiko. Taip. Kiek reikėtų kiekvieną dieną po maždaug stengti 20 minučių, maždaug minimum, mažiausiai? Jo, 20 minučių aš manau, kad tikrai neblogai pradžioje. Taip, 20 minučių būtų, aš manau, tas laikas. Ir manau, tai paskui kažkaip galima tiesiog specialiai ilginti laiką, ne, užsistatyti žadintuvą. Bet aš įsivaizduoju, kad galėtų būti dar taip, kad mums tai pradės patikti. Nes meditacija yra tai, kad galbūt, kai mes pradėsime sėdėti komfortiškai, tada ir prasideda dalykai. Tada mes tikrai atsipalaiduojame, nes tu sakai, kad jeigu mes neatsipalaiduojame, tai tiesiog dar reikia laiko. Ir kai kūnas galės išsėdėti, tada gal tas laikas iš tikrųjų savaime net prailgėja, kai mes tiesiog galime išbūti. Ir prasideda įdomus dalykai. Gal kažkokie. Paros metu efektyviausia. Taip, man tikrai yra rytas tas laikas.
Ir ne tik man, todėl kad rytas yra labai ypatingas laikas. Ir dvasiška prasme tai yra labai ypatingas laikas, kai tikrai visi žmonės, kurie medituoja ir siekia dvasinio pažinimo, tai yra didelė energija, kur yra susikaupusi ir yra palaikymas. Yra tyla gamtoje, išeini, jokio triukšmo, gyvūnai gal taip, paukščiai, bet ten yra kitas lygis. Tai tiesiog mano atsakymas būtų, kad ryte, bet žinau dar tai, kad jeigu mes siekiame kažkokio gilesnio poilsio, šiaip gyvenime ir esame ypatingai pavargę po gyvenimiškų reikalų, labai gerai yra vakare, po dienos tiesiog, kad galėtume įeiti į miegą švaria galva. Tai tobuliausias variantas yra ryte ir vakare. Žinoma, kad gali būti iššūkis 2 kartus per dieną, bet tikrai aš renkuosi ryte. Šiaip. Jo, toks mano vaikas. Asanų praktika prieš meditaciją ar Aš renkuosi po meditacijos, nes pirmiausia, tai gal dėl to, kad iš ryto yra labai lengva patekti į tą meditaciją, daug lengviau patekti į tą būseną, nes mes jau esame, kaip čia pasakius, ramybės, mes ateiname, atsibundame ramus, jeigu tik mes nepapuolame iškart į tą virtinę, jeigu mes tik tai nepradedame daryti tų visų dalykų, ką realiai labai daugas jau mes pripratę daryti. Ir jeigu mes pradėtume nuo savęs ryte, galima pastebėti, kad mūsų diena, jinai konkrečiai skiriasi. Ir tikrai, jeigu mes pradedam dieną rytą nuo praktikos, diena jau yra kitokia. Tai, didžiulė motyvacija šiaip yra. Didžiulė motyvacija tokia. Taip. Tai technika pačia asmeniškai teisės yra. Mano mėgstamiausia technika yra labai mėgstama ir aš tikrai nemažai laiko vien tik medituoju, kreipdama dėmesį į tašką tarp antakių. Žinoma, kvėpavimo stebėjimas, bet man labai padeda kelti energiją iš tikrųjų, kai ir susikaupti, tiesiog sutelkti dėmesį, kai yra dėmesys taške. Bet, žinoma, tie visi taškai, jos galima praeiti taip pat. Yra praktikų, kai galima mes tiesiog pajausti tašką tarp antakių, pajausti tašką po nosies galiuku arba nosies galiuke ir širdies centre. Ir galime tiesiog keisti praktikos metu. Bet stabiliau yra galbūt, nebūtinai čia. Tiesiog, mano toks. Patogiau man gal taip. Greičiau pavyksta. Taip. Gal labiau tokia kaip patarimo norėčiau. Taip. Aš apskritai esu toks žmogus, kuris labai daug galvoja. Ir man tokiais būna labai sunku pabėgti. Tiesiog tas sakinys net neužsibaigia, kaip jau prasideda kita mintis. Dėl to aš jau manau, kad man būtų labai naudinga meditacija. Taip. Ir labai norėčiau pradėti daugiau ją praktikuoti ir, nežinau, čia pasakysiu, kad geriau pradėtų tas sektis, nes kai irgi, pavyzdžiui, mes kaip dabar praktikavom, tai vėl iš karto grįžta tas mintis. Tai gal turit tokį patarimą, kaip būtų galima labiau nutildyti tas mintis, ar galbūt, nežinau, taip jų nemaitinti, kad jis taip negrįžtų, nežinau, labiau tiesiog Kvėpuoti. Patarimą. Aš ką atradusi, aš esu gana greitai funkcionuojantis žmogus gyvenime ir tai irgi meditacija, tai yra mano pagalba tikrai dėl to, nes nežinau, dėl to proto žvitrumo, pavadinkime, kažkokio tai jis yra, bet kvėpavimas iš tikrųjų čia tikrai labai svarbus. Nes realiai, kaip aš ir minėjau, kad tai yra tiesiog taip susiję ir aš savyje pastebiu, kad jeigu atkreipti dėmesį bet kur, vairuojant, aš labai mėgstu vairuoti gyvenime, labai mėgstu vairuoti, nes aš tiesiog kvėpuoju.
Nes iš tikrųjų, darant dalykus gyvenime, tas kvėpavimas jis būna, kad tu pameti, ne? Ar būna jums taip, kad tu nejauti, kad tu realiai kvėpuoji. O aš nežinau, galbūt būtų logiška, kad mes turėtume visada jausti, kad mes kvėpuojame. Aš nežinau, bet įdomus pajausti, kad mes kvėpuojame. Ir man atrodo, kad, tai būtų tas dalykas, kad tiesiog ką bedarytum, jauti tą kvėpavimą. Man tokia mintis šauna į galvą dabar. Ir būtinai, man atrodo, jeigu tik yra idėja praktikuoti meditaciją, tai šiaip tikrai labai geras variantas su tvarkaraščiu. Kaip mokykloje. Taip. Labai toks realus variantas, kai atsikeli ir tu neturi nupieštą, kad kilimėlis. Rūta, jūs galite dar pasakyti, kad žmonės žinotų, kelių vaikų motina jūs esate. Aha. Taip, aš esu 3 vaikų motina ir mažų vaikų. Jie dar labai maži ir vienas kažkur labai mažas dar, tai taip, yra iššūkius tais vaikais, bet tai yra tai, kas aš pastebiu, kad tai keičia visą šeimą realiai. Jeigu aš praktikuoju, keičiasi visa atmosfera. Ir kai aš atitrūkstu, tas kalbėjimas, kai mes atitrūkstame nuo praktikos, ką tai reiškia gyvenime? Chaosą. Tai reiškia chaosą, kai bet kas vyksta šeimoje. Tiesiog. Ir jeigu mes rytą pradedam nuo ramybės su savimi, tai yra tiesiog kita diena ir ne tik man. Ir mano aplinkiniams, ir tas pats čia net ir neturint vaikų, tu tiesiog eini į gyvenimą ir eini į santykius su žmonėmis. Į darbą, į mokslus. Ir tu atsineši tą save ramę arba neramę. Ramų arba neramų. Ir tai jaučiasi kitiems. Nors gal galima ir neįvardinti. Kaip jaučia kiti? Kaip tai jaučiasi, kuo skiriasi? Kad mes šalia, jeigu sėdi šalia neramus žmogus ir tu patampi neramus, ar gali būti panašus dalykas, taip? Kad tiesiog mes vieni kitiem suteikiame tą jausmą, tą savo būseną realiai. Tai tokia atsakomybė, yra atsakomybė, kaip mes, net ne tai, kad bendraujame, kaip mes viduje jaučiamės. Įdomus dalykas. Nematomas dalykas suteikia, tarkim, iššūkį kitam pykti. Ir paprastai. Taip va. Mokytoja, taip, mokytoja reikia susirasti ir pats svarbiausias dalykas – turėti mokytoją. Kaip bet kokį dalyką, mes mokomės, mes einam pas mokytoją.